Sveiki visi, tai šiandien pakalbėsime apie paternus, tai parodysiu 4 paternus, kuriuos dažniausiai sutinkame rinkoje, tai parodysiu, kaip juos galima rasti ir kaip galim pagal juos prekiauti. Tai prieš pradedant, kiekvienas iš jūsų turite turėti Bybit paskyrą, kas dar neturit Bybit paskyros, tai rasite šio video aprašyme mūsų Bybit nuorodą, paspaudę ant mūsų Bybit registracijos nuorodos atsirasti štai tokiam lange. Tai užsiregistruojate, pasitikrint, kad būtų referral code Arktika, taip pat galite pasiskaityti, kokius bonusus nuo mūsų gausite. Tai užsiregistruojate, tada perinat tapatybės patvirtinimą, pasipilot balansą ir galima pradėti prekiauti. Tai dabar keliaujam prie mūsų 4 paternų modulių. Tai matote dabar visus šitus modulius prieš save. Tai pirmas modulis yra Rising Wedges, Falling Wedges, Descending Triangle ir Ascending Triangle. Tai pradėkime nuo pirmo. Kiekvienam paterno modulį bus 3 fazės. Tai čia yra dabar pirmoji fazė ir čia ateina kaina su dideliu trading volumu, tai jinai nukrenta, iškart atšoksta ir tada čia yra mūsų pirmoji fazė. Perinant į antrąją fazę, marketas šiek tiek sulėtėja ir kaina juda šiek tiek lėčiau ir tada, kur reikėtų atkreipti dėmesį į štai šitą fake outą. Dažniausiai būna taip, kad kaina nueina aukščiau nei prieš tai esanti banga ir čia yra labai gera galimybė užsiimti short poziciją. Aišku, čia reikia turėti daug drąsos ir šiek tiek praktikos, nes būtent tą akimirką atrodo, kad mūsų trendo linija pradeda kirsti ir kaina turi į viršų. Ir tada kaina nueina žemiau, tada būna štai čia toks kaip ir konsolidavimas, kad paliečia, šiek tiek gali atšokti kainą ir kristi į apačią. Tai čia kas liečia Rising Wedge, tada perinam prie Falling Wedge. Tai čia esmė bus ta pati, tik kad bus tikimybė didesnė, kad eis į viršų nei į apačią. Tai matome, kad irgi yra 3 fazės. Tai pirmoji fazė, kaip ir Rising Wedge, turi kaina ateiti su padidintų didesnių trading volume štai čia. Tada jinai atsimuša ir nueina į antrą fazę, kur rinka šiek tiek sulėtėja ir kaina juda šiek tiek lėčiau. Ir čia irgi galite atkreipti dėmesį į fake outą. Tai reiškia, kad kaina dažniausiai krenta žemiau nei prieš tai esanti banga ir čia tada būna gera galimybė pasiimti long poziciją. Kaip ir minėjau, reikia daug drąsos ir praktikos, nes kaina atrodo, kad kerta mūsų trendo liniją ir gali eiti žemiau. Bet dažniausiai būna atvirkščiai, čia užsiimam poziciją ir tada keliaujame į viršų. Tada keliaujam prie mūsų trečio paterno, tai jis yra Descending Triangle ir čia yra šiek tiek viskas paprasčiau ir lengviau gal žvelgti jį. Čia yra palaikymo linija. Štai čia ir čia yra mūsų trendo linija, kuri veikia kaip pasipriešinimo zona. Tai čia irgi yra 3 fazės. Tai pirmoji fazė, kad kaina eina su padidintų trading volumu, tada antroji fazė rinka sulėtėja ir trečioji fazė, kai kaina pramuša jau į kažkurią pusę, o šiuo atveju didesnė tikimybė, kad pramuš į apačią. Dar yra labai aktualus momentas, kad štai čia, kai kaina pramuša, jinai gali nueiti šiek tiek žemiau ir tada vėl priliesti šitą liniją, mūsų palaikymo linija, šiuo atveju būtų pasipriešinimo ir tada, jeigu jau kažkas neturit pozicijos ar jau užsidarėte, galima dar kartą reenterinti. Tai čia kas liečia Descending Triangle. Tada keliaujam prie kito modulio, tai čia yra Ascending Triangle ir irgi matome, čia yra mūsų pasipriešinimo linija ir trendo linija, kuri veikia kaip palaikymo. Tai čia irgi pirmoji fazė kaina turėtų ateiti su didesniu trading volumu, tada antroji fazė rinka sulėtėja ir trečioji fazė matome, kad turėtų įvykti mūsų tas jau pramušimas. Tai čia kaip ir viskas paprasta ir elementaru, tai dabar norėčiau parodyti kiekvienam paternui po vieną pavyzdį. Tai keliaujame prie grafiko ir iškart pažiūrėsime, kaip tai veikia ir kaip atrodo grafike. Tai pirmas paternas būtų Rising Wedges, tai čia aš iškart jau esu jį pasibraižęs ir radęs. Tai atrodo iš štai taip, tai dabar tarkim jungiam reply, kad pasižiūrėti, kaip atrodo, kai kaina eina gyvai. Tai čia turėtų kaina, kaip ir minėjau, ateiti su didesniu trading volumu, tada jinai atsimuša ir čia yra pas mus pirmoji fazė. Tada rinka šiek tiek sulėtėja, pažiūrime, kaip čia eina. Ir matome, kad tuoj mes turime pereiti prie trečios fazės ir, kaip minėjau, turėtų būti tas mūsų fake outas, kur kaina turėtų pakilti aukščiau nei prieš tai esanti banga. Tai štai čia jau yra trečioji fazė ir matome, čia toks gal mažesnis fake outas, bet jis yra.
Va, aš jums priartinsiu, kad būtų geriau žiūrėti. O štai čia kažkur galėtume jau bandyti ieškoti mūsų entry į short poziciją. Va, labai dabar yra geras entris, nes kaina matome, kad yra aukščiau nei prieš tai esanti banga. Čia jau būtume suformulavę mūsų modulį, štai tokį. Va, tos dvi linijos. Ir čia tada užsiminėjom poziciją ir tarkim stopą statytume šiek tiek aukščiau šitos bangos, žiūrim kur entrinų, tai jeigu būtų kaina čia, tai čia būtų stopas išvis mažas ir žiūrime kasgi bus toliau. Tai dabar yra trečioji fazė, tai turėtume maždaug eiti link pramušimo. Ir matome, kad labai viskas gerai veikia ir kaina pramušė mūsų modulį ir nukeliavo į apačią. Taip pat dėl take profit noriu paminėti, tai galite statyti take profitus štai tokiu būdu, to aš jums jį parodysiu. Tai čia būtų pasiemate nuo paterno viršaus iki apačios ir pažiūrėt, koks yra kainos dydis, kainos diapazonas ir šitą liniją pridedam ten, kur kaina pramušė ir matome, kad galėtume laikyti iki čia arba laikome iki pirmo pasipriešinimo arba palaikymo zonos linijos. Tai jeigu kažkas nemoka ieškoti palaikymo ar pasipriešinimo linijų, tai pas mus YouTube kanale yra išėjęs video, kaip galima surasti palaikymo ar pasipriešinimo liniją, tai palieku nuorodą šio video aprašyme, tai kam aktualu, tas galite pasižiūrėti ir suprasti, kaip galima lengvai ir paprastai rasti tas palaikymo ir pasipriešinimo linijas. Tai čia dabar mes pažiūrėjome pavyzdį apie Rising Wedge, tai dabar pabandykime pažiūrėti kitą pavyzdį apie Falling Wedge, tai aš irgi jį turiu nusibraižę štai čia ir irgi tokiu pat būdu pasižiūrėkime, kaip tai atrodo, kai būna maždaug kaina gyvenime. Tai matome, kad kaina tai čia ėjo su padidintų trading volume. Čia pas mus yra pirmoji fazė, tada rinka šiek tiek juda lėčiau. Ir kažkur šitoj daly mes jau galėtume nusipiešti mūsų Falling Wedge ir žiūrime, kasgi bus toliau. Ir čia dar noriu pastebėti, kad čia vis laik bangos eina mažesnės viena už kitą, tiek apatinės, tiek viršutinės. Tai šitą irgi gali turėti omeny ir stebėti. Ir tada matome, kad štai šitoj vietoj yra fake outas, tada čia yra pas mus jau trečioji zona ir nuo čia kaina turėtų dabar keliauti į viršų. Tai irgi entris būtų labai geras štai čia ir destopą statytume už tos kainos, kuri jau buvo. Žemiau tos kainos tai yra. Ir žiūrime, kas gaunasi toliau. Taip pat, jeigu kažkas nepaėmė entrio čia, tai ir dabar irgi yra visai gera proga pasiimti, bet gali ir nueiti šiek tiek žemiau. Tai žiūrime, kas iš to gaunasi. Kaina šiek tiek nuėjo žemiau ir tada matome, kad pradeda kilti aukščiau. Tai apie take profitus, kaip ir minėjau, arba darome tuo būdu, kad nustatome štai tokią liniją, pridedam ten, kur pramušė, arba žiūrime, bent jau aš asmeniškai dažniausiai žiūriu pagal supportus ir resistances, tai yra pagal palaikymą ir pasipriešinimo zonus. Tai galėsite video rasti mūsų YouTube kanale, tai kam aktualu, būtinai pažiūrėkite, yra labai verta žinoti, kaip galima rasti ir kaip veikia tos palaikymo ir pasipriešinimo zonos. Tai čia dabar tiek apie Falling Wedge, tai aptarėme dabar du modulius, tai liko dar du. Tai dabar pereikime prie Descending Triangle modulio, štai čia jis taip atrodo ir eikime pažiūrėti pavyzdį, kai atrodo grafike. Tai štai čia yra grafikas, tokiu pat būdu pasižiūrime, kaip kaina ėjo ir reagavo į šitą modulį. Tai čia yra pirmoji fazė, kai kaina eina su padidinti trading volume ir tada perinam į antrą fazę, kai šiek tiek sulėtėja kaina, daugmaž juda tam pačiam kanale. Čia dabar galime nusibrėžti jau mūsų kažkokią liniją ir žiūrime, kaip kaina judės toliau. Tada matome, kad vėl grįžtame prie mūsų levelio. Tai čia irgi buvo gera galimybė su limit orderiais užsiimti gerą poziciją, bet kas to nepadarė, tai galima daryti ir aukščiau. Tai dabar perinam jau į trečią fazę, kai kaina turėtų pramušti mūsų modulį. Tai žiūrime, kas iš to gaunasi, kad kaina nuėjo dar žemiau. Ir tada pradedam kirsti mūsų paterną. Tai kaip ir minėjau, kad kaina gali pramušti, grįžti, pratestuoti levelį ir tada kristi. Tai jeigu negaunat pozicijos ar nerandat entry, tai būna tokia situacija, tai čia labai geras taškas, kad užsiimti poziciją į short. Ir žiūrime, kas bus toliau. Tai kaina ir nuėjo dar žemiau. Tai čia bus mūsų toks paternas. Tai šitus paternus gal sunkiausia rasti. Tai reikėtų tiesiog stebėti grafikus ir žiūrėti, kaip juda kaina ir bandyti piešti. Tai
čia tiesiog ateina su praktika, taip pat galite paimti kokį seną grafiką ir žiūrėti iš jo, tai čia bus kaip ir gera praktika ir jums bus paprasčiau tiesiog įžiūrėti tuos visus modulius. Ir tada paskutinis mūsų patternas yra Ascending Triangle, tai čia yra patternas, kurio kaina turi pramušti į viršų, tai šitam grafike aš neradau, tai radau Pepės grafike, štai čia. Ir čia irgi bus realiai viskas tas pats, tos pačios fazės, bet įjungkime, kad pažiūrėti, kaip kaina kito gyvai ir matome, kad kaina krenta su gan dideliu trading volumu. Tada čia pas mus yra pirmoji mūsų fazė, na ir žiūrime, kaip kaina bus toliau. Tai čia yra antroji fazė, kur rinka juda daugmaž tam pačiam diapazone ir yra sulėtėjus. Ir čia matome, kad yra kur trendo linija, kaina vėl atėjo ir čia būtų visai geras entry. O jį nupiešti galėtume, kai kaina jau buvo kažkur štai čia. Tai galėtume piešti štai tokią trendo liniją ir tokią pasipriešinimo liniją. Tai žiūrime, kaip kaina reaguos toliau. Tai kaina atsimušė. Tada va, štai čia vėl labai geras yra entry ir čia jau tikrai būtume nupiešę kažkokią trendo liniją, tai čia būtų jau labai gražus entry ir stopą statytume žemiau nei prieš tai esantį bangą. Ir keliaujame į viršų ir matome, kad kaina pradeda kirsti mūsų moduliai ir veikia labai gražiai. Apie take profitus, kaip ir minėjau, tai čia galite pasirinkti, kaip kiekvienas iš jūsų norite daryti. Yra viskas labai paprasta, tai naudokitės. Jeigu bus kažkokių neaiškumų, tai galite prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės ir paklausti ten narių arba mūsų. Tai tikiuosi video buvo naudingas ir iki greito.